Visiems sveiki. Ar jūs matote? Va, bet čia va, švytėjimas yra. Matote? Vėl švytėjimas danguje. Ir tai reiškia tik tai gerą. Todėl, kad mes jau blogą orą turėjome, reiškia, pas mus ateina pasikeitimas, ateina atšilimas. Pagaliau sulauksime šilumos. O Dieve mano, kaip gerai. Jūs neįsivaizduojat. Nuostabus dangus. Ir va šitas va. Va čia va. Tokiom spalvom. Aš matau oranžinę su geltona, vidury balta ir tokia žydra ant pačio galo. Tai įsivaizduokite, kaip tas viskas atrodo natūroje. Iš kitos pusės nesimato to švytėjimo, bet iš kairio šono, vat iš to šono, čia tai matosi tas švytėjimas. Va, jisai čia yra. Matote? Dabar yra vakaras, 7:30 vakaro. Ir mes turime tokį gražų saulėlydį. Saulutė švietė visą dieną, bet šilumos labai nedaug. Šilumos tik tai +6, +7, taip kad mums šilumos labai reikia. Ir jisai jau nyksta tas. Aš dar spėsiu padaryti nuotrauką. Padariau nuotrauką. Labai gražiai atrodo dangus. Bet vakaras labai šaltas ir šią naktį mums žada -1. Taip kad kas turite daržus, kas turite augalus kokius ar sodinate augaliukus, taip kad pridenkite nakčiai. Nes, jau beveik ir išnyko. Tas švytėjimas labai greitai pasirodė ir jisai išnyko. Jau praktiškai nesimato. Spėjau pagauti, sėdėjau paprasčiausiai ant supinės. Labai šalta, aš uždarau duris. Sėdėjau ant supinės ir pamačiau tą švytėjimą, tai negalėjau nenufilmuoti. O taip. Reiškia, pagaliau pareis pas mus šiluma. Taip ir žada išeiginiam labai atšilti orus. Netgi iki +19, 17, o šiandien tik +7. Ir va, balandžio paskutinės dienos, baigėsi mano tulpės. Tulpės baigė nužydėti, o jacintai, įsivaizduokite, nušalo. Vieną naktį atsikeliu ryte ir šitie va, mėlynas ir baltas jacintas, visas apšalęs, va pajuodi lapeliai. Šitas gražuolis įsiskleidė man tik neseniai, bet ir tai aš matau, kad yra va, vienas žiedukas ir dar vienas žiedukas apšalę. Oi, įsivaizduokit, kaip gaila, toks grožis, taip nuvirino tą grožį. O tulpės baigė savo erą. Nieko mes sodinsim, aš labai ir neverkiu dėl to. Jos kiek galėjo, tiek mane papuošė, tiek mane padžiugino, bet aš sodinsiu čia. Čia bus sodinamos kitos gėlės, kurios puoš mano terasą visą vasarą. Taip kad aš nelabai ir pergyvenu. Viskam ateina laikas, viskam ateina pabaiga. Va, ir čia baigė jau nužydėjo, nuėmiau. O čia buvo išlindusios daigelis šitos frezijos ir jinai nušalo. O taip, nušalo frezijos. Tulpės čia aš nežinau, ar jos žydės pas mane. Lapai tik tai išbujojo tokie. Čia irgi turbūt tulpė yra, ne frezija. Taip kad su frezijom man nepavyko eksperimentas.
Nu, tulpės tai labai gerai, bet jau jos baigė savo grožį atiduoti. Aš paskiau parodysiu, kokios jos buvo prieš tai. Buvo nuostabios gėlės. Tai va. O dabar mes džiaugiamės vakaru. Čia labai gerai, kad yra stiklas, kad įstiklinta terasa. Aš galiu sėdėti ramiai šiltai, atsisėsti ant supynės ir šildytis. Paprasčiausiai būti. Va taip. Gero vakaro visiems. Kaip gražiai čiulba. Šiandien paskutinė balandžio diena. Labai šalta diena buvo ir rytas buvo su minusu. Diena tik tai 7 šilumos, bet jau žada kitas dienas mums sušilti. Ir va toks dangus pasirodė. Tokie debesis. Toks vakaras. Šaltas vakaras. Bet jau nors vėjas sumažėjo. Dabar į vakarą vos. Paukščiai čiulba, gražu. Šiandien vyras pjovė žolę. Atidarėm sezoną. Nupjauta žolė. Nerinkome.
Kitus kartus, kai būdavo aukšta žolė, tai rinkdavom, šį kartą nerinkom nieko, netėm iš karto. Toks dangus. O rytoj gegužės mėnuo. Nu, pažiūrėsim, kaip bus gražu pas mane. Labai gražus dangus. Tokios oranžinės ir rožinės spalvos. Oi, kaip gražu. Tiek daug sluoksnių. Gražumėlis. Labai gražus dangus. Ir vėjas nurimo, taip ramu. Kaip gražu. O aš noriu mėnulis nufilmuoti. O ten mėnulis. Pilnatis. Daugiau neina pritraukti. Paskendęs debesyse. O tokie debesis. Ir va toks mėnulis. Labai gražu. Dabar 10 valandą vakaro. Oi, koksai dangus gražus. O mėnulis koks gražus. Kažin aš pritrauksiu jį. Nu. Neina daugiau pritraukti. Nu, toksai grožis. O pagaliau vakaras geras. Labai gražios spalvos. O tenai toli.
Ten tokia rožinė, kreminė spalva graži. Kur ta žvaigždė? Kur ta žvaigždė? A, va žvaigždė. Čia žvaigždė, ne mėnulis. Oi, kaip gražu. Kaip gražu. 10 valandą vakaro. 10 vakaro. Vau. Vau. Ir mėnulis. Ten mėnulis. Kažkodėl labai prastai filmuoja. Kodėl taip prastai filmuoja mėnulį man? Toks apvalus gražus.